Sveiki bičiuliai. Bayeris. Ant kiek yra taupoma, kai perekupas ruošia automobilį. Atvažiuoju pas draugą susibalansuoti ratus. Nu žodžiu, nuėma jis man porą ratų, pradedam balansuoti ir įlėkia į garažą perekupas. Nu, sveikas, čia jam, žinai. Girdė šitos ratus tau, kur buvau atvežęs, suvirinai, ištiesinai man čia jos. Jo draugas sako, va, padėti, sako, suvirinau, ištiesinau, bet tai sako, matei, patys stipinai ratų yra irgi pažeisti. Ta prasme, kai eina ašis, pavadinkime mane ratų, tai dviejose vietose po tokį nemažą gabalą išlūžė irgi. Sako, ką čia va su tais darysi? Ai, tai čia nieko tokio, čia va tuoj, va, sako, nuvažiuoju, špakliuko, pakšt, perdažu man tos ratus, metu ant bemsą ir kainuoju. Išvažiuoja, žodžiu, tas perekupas tais ratais. Aš ir klausiu jų, sakau, girdi, sakau, nuo kurio čia BMW tie ratai buvo. Ai, sako, G serijos turi bimbaliuką, ten kažkas už 25 ar 30 tūkstančių, nu, žodžiu, tam tarpe. Tai sako, ne tai, kad normalius ratus uždėti tokiam automobiliui už tokius pinigus, tai va, sako, atvežė, numetė, ištiesinau kiek galėjau, sako, suvirinau kur reikėjo, nu ir dabar, sako, pats matei, prikraus dar, sako, špakliuko, nudažys, nu ir bus kaip nauji. Tai aš nesuprantu tokių dalykų, bičiuliai, ant kiek yra taupoma, ta prasme, aš esu apakęs, uždirbsite nuo tos mašinos be problemų 3-4, gal net visus 5 tūkstančius ir va tokias nesąmonės daro. Kažkas nusipirks tą BMW, aišku, buvo irgi po avarijos, kad ratai linkė, ir atkals, kaip sakant, užmes va tuos ratus pašpakliuotus, nu ir kažkas va vienas iš jūsų, kai atsiras tas automobilis skelbimuose, įsigysite va tokį perliuką. Nu žiauru, kokia jūsų nuomonė? O gal čia jums nieko tokio?